Tai yra, sveiki visi, šiandien noriu pranešti žinią. Priėmiau savo gyvenimo iššūkį dviračiu pasiekti Klaipėdą. Atstumas yra 250 km, o kai bus, iš tikro nežinau. Matote pirmąjį šios kelionės miestą į Jurbarką. Ar teko kada važiuoti dviračiu plentu? Tai taip va, viduje kelio, važiuoji, jokių mašinų nėra už tavęs. Važiuoji savo kaip nori ir viskas. Tas miškų, savo neskubėdamas, palengva ir važiuoji savo. Atsakykite man. Galiu pripažinti, jau nusibodo važiuoti miškais keliu, kur iš vienos pusės medžiai ir iš kitos pusės medžiai. Bet toks kelionės tikslas pasiekti Klaipėdą, nes kito kelio atgal jau nebėra, tik Klaipėda ir tik pirmyn. Ir privažiavau Šilutę, antrąjį kelionės miestą. O kur toliau važiuojam, pamatysite vėliau. Štai Klaipėdą privažiavau, ir tai buvo kelionės tikslas.